Kuršių nerija – nuostabus smėlio kraštas tarp dviejų vandenų. Neringos balto smėlio paplūdimiai įvertinti mėlynąją vėliavą prieinami visiems. Vienas iš įtakingiausių turizmo leidinių Lonely Planet Kuršių nerijos paplūdimiams suteikė antrą vietą pasaulyje, o paryžiečių metro leidinys davė svajonių paplūdimio vardą. Jau 150 metų Neringoje žmonės gydo gamta – jūra, smėlis, vėjas ir saulė. Neringa siūlo modernę turizmo infrastruktūrą. Per visą Kuršių neriją driekiasi dviračių takas, kuris patenka į Lietuvos pajūrio dviračių trasą. Pamario promenados puikiai atitiks visų poreikius. Lygus takas be laiptelių, pakeliui poilsio zonos. Parnidžio kopa su saulės laikrodžiu – viena lankomiausių vietų Neringoje, pasiekiama ir specialius poreikius turintiems žmonėms. Nido švyturys ant Urbo kalno taip pat puikiai pritaikytas keliaujantiems vežimėliais. Patogiais keleiviniais laiveliais jachtomis Kurėnų galima leistis po Kuršių marias iki Ventės rago ar Kintų. Kapitonai priima visus ratuotus keliautojus. Neringa siūlo įdomias pramogas skirtingais metų laikais – buriavimą vėjaračiais vasarą ar ledrogėmis žiemą. Judėjimo negalią turintys poilsiautojai kviečiami į parodas miesto muziejus, supažindinančiais su Kuršių nerijos gyventojų verslais, kultūra, jiems pritaikyti 6 viešbučiai ir svečių namai. Vėtrungių ekspoziciją po atviru dangumi Žvaigždžių alėją gali aplankyti kiekvienas.